Labas visiems. Šiandien dienos kaip tema bus Optrono testerio schema. Galit nusikopijuoti ekrano kopiją ar persipiešti. Gal paartysiu. Turėtų matytis aiškiai. Įėjimas 5 voltai pastovi. Šita varža nuo 3 iki 5,6 km gali būti variante. Pas mane įdėta 4, apie 4 km, pas mane įdėta 3,9 km. Nu, tokia tiesiog radau tada tuo momentu. Paprasčiausias šviesdiodis, nesvarbu kokia jums spalva ten patiks. Kondensatorius elektrolitas 10 voltų 220 mikrofaradų. Dar viena varža 1 km. Čia gali būti silpnutės, jos 0,25 vatų, kokią įdėsit, tokia gerai. Nu ir pats tas Optronas, čia jisai, aš jį taip nupiešęs, o tas kvadratukas ir jo vidiniai ta sandara. Tai irgi šviesdiodis jo ir fototranzistorius čia kaip jau. Ir jų tie kojelės 1, 2, 3, 4, tai tos kojelės skaičiuosi nuo taškelio, tai ant detalės būna tas taškelis, tai vat šitoj vietoj. Būtų šitoj vietoj jisai. Tai pati schema tokia. Jeigu sufokusuos, tai tas taškiukas matosi. Aš manau, jūs jau kas vis tiek krapštinėjatės užsiima, tai suprantat apie ką kalbu. Dabar pats manau, aš čia vienam filmukį jau su juo ten testavau. Tai būtent vienas iš žiūrovų manęs paprašė pasidalinti schemą. Schema, aišku, čia ne mano, iš YouTube'ės, tiesiog jų pilna, tai aš ilgai irgi ten naršiau, rinkausi, kuri man labiau prie širdies, tai šita kažkaip užkliuvo, bet tiesą sakant, bandžiau atrast, kurią aš ten nusižiūrėjau, tai iš tos gausybės dar kažkaip nelabai aš ten radau, jų tiek pilna ir ten visos šiek tiek kitaip. Esmė dabar tokia, tas nieko čia sudėtingo, visos detalės pagal schemą solituotos. Aš ant šitų maketinių ar ko, kaip jūs pavadint, platų darau. Ir pas mane čia šičia įėjimo kontaktėlė, pliusas minusas ir. Ir dabar aš jau sakau, gal kas matė, tai matė, bet tiesiog padarau filmuką. Minusinis, pliusinis. Čia paduodu 5 voltus iš savo reguliuojamo maitinblokio. Ir įstatom tą Optroną. Ir Optronas veikiantis, nes šviesdiodis mirksi.
kaip ir minėjau, bet kas nematė, tai tiesiog filmuką naują darau, patį filmuką. Čia aš net ir užsirašęs savo tokius užrašėlius, tai kai ledas mirksi, detalė gera, jei tik dega arba iš vis nedega, detalė bloga. Tai šiuo atveju jinai gera, mirksi. Ir dabar ties pabandom, jeigu imituot, užtrumpinam šitais dvi kojelės, jisai šviečia pastoviai. Reiškiasi bloga, nedirba jau tas fototranzistorius. Jeigu imituojam, kaip užtrumpinam pramušimą pačio šviesdiodžio viduje, kur viduje, tai jis iš vis nieks nedega visai. Tai reiškiasi detalė bloga. Čia tiesiog galim netgi trumpyti ar čia. Tai dabar, pavyzdžiui, dega pastoviai šviečia, o net labai ryškiai. Bet kaip trumpinama, jisai parodo, kad detalė neveiksminga. O šiai mirksi, viskas tvarkoj. Tas mirksėjimo dažnumas, pavyzdžiui, gali keistis, jeigu jūs kondensatorių įdėsit ten ne 220 mikrofaradų, o tarkim, ar ten mažiau, ar biskį daugiau, tai tas mirksėjimo dažnumas gali jums kisti. Taip pat gali pakisti mirksėjimo dažnumas, jeigu, tarkim, į įėjimą paduosit ne 5 voltus, o, tarkim, aš dabar savo tam mažinu voltažą ir dabar padariau 4 voltai, pavyzdžiui. Dar kaip ir taip neypatingai kažkas keičiasi, dar mažinu, o dabar jau apie 3 voltai. Tai mirksėjimas padažnėja, tarkim. Bet viską rodo tą patį. Čia tik tai, bet jau 3 voltai praktiškai minimalus, nes jeigu dar mažysiu, tai, o dabar dar mažinu voltažą, ir jis jau paskui pradeda neveikti. Taip, principe galima tikryti ir su 3 voltais maitinimu. Jeigu neturit reguliuojamų savo maitinblokių ar kažko, tai galima nuo 3 voltų ten sudėti 2 batareikiutes. Galima taip irgi. Ir taip pat iki 5 voltų tam variante galima varijuoti. Netgi galima, dabar atjungsiu nuo savo maitinblokių. Irgi galima išsisukti, tarkim, su ličio celė. Tai tarkim, dabar priliesiu pliusas ir minusas. Gal nesimatys. Priliečiu pliusą ir minusą. Ir lygiai taip pat jisai rodo. Tai tarkim, jeigu neturit kažkokio, tai netgi paprasčiausia sena kokia nors senas telefonų įkroviklis, kuris duoda 5 voltus, tai nuo jo galima tikryti. Čia jau išeitis, jeigu neturit reguliuojamų maitinblokių kažkokio. Tai tokie su juo. Tokia ta schema, toks veikimas ir tai turbūt dėl šito Aptrono testerio schemos būtų tiek. Dar kartą pritraukiu, priartinu, kaip sakyti, schemą. Ir būtų su šia schema kaip ir aišku. Ir tuo pačiu dar parodysiu dar vieną schemokę testerio, tai būtų šito reguliuojamas, aš jį vadinu reguliuojamas stabilitronas.
TL431. Tai jos būna tokios. Čia kur keičia voltažą, reguliuoja ir palaiko ten visi tie. Tai pati schemukė būtų irgi, jeigu iš arčiau biskį, tai va tai kažkaip tai taip. Irgi įėjimas pliusas minusas, tai čia būtų 12 voltų. Varža 2 kilomai. Šitos dvi varžos vienodos, 4,7 kilomų. Čia jungiklis paprastas, bet koks jums patinka. Pats tas stabilitronas, tai L431. Nu ir išėjimas jungiasi voltmetras arba, aš multimetrą jungiu, pasijungiu testeriuką, multimetrą, žodžiu, ir matosi išėjime, kiek paskui ten gaunasi. 2,5, 5 voltai, paaiškysiu irgi. Nes tos dvi detalės, tas optronas ir ta TL-kė, tai jos praktiškai tarpusavį, jos ten dirba viena su kita, siunčia signalus ir panašiai ir taip toliau. Tai dažniausiai jos abidvi, kadangi ten bendrauja, tai ir parodysiu iškart šitą irgi schemukę, kad žinotot irgi. Čia jų tos TL431 pinuoti. Čia kaip va tokiam korpuse. Tai čia va jos pinuoti. Čia tas reguliuojamas. Čia anodas, katodas. Čia schematiškai, jeigu paaišuosi jau. Katodas, anodas, reguliavimo elektrodas. Vienu žodžiu. Dabar pati irgi pats tas testeriukas, ne? Gal ant balto, gal kažkaip čia tie atspindžiai. Matysim gal kažkaip tai. Irgi paprasčiausiai ant šitų susilipdau aš čia ir tai čia įėjimas, jungiasi, pliusas, minusas 12 voltų paduodam. Čia į šituos įsistato mūsų pati detalė. Statosi tai, aš pasižymėjęs, kaip dėti, tarkim, detalę, kad neįdėti atvirkščiai, tai čia vat pasipiešiau, kad ta jau apvali, ta jau nugarėlį į šitą pusę, o čia jau eina tiesiai. Tai mes ją ir įsistatom, vat. Nelabai nepagauna fokuso, kad jis suprato, tai aš čia turbūt daug kalbų, gal biskį ir bereikalingai, nežinau, gal kam ir gerai. Tai įsistatom detalę. Dabar tais irgi nuo savo maitinblokių pajungiam maitinimą. Pasleiksiu čia laidus prispausiu, kad mais nelakstytų. Ir dabar aš multimetru, kitam gale multimetru. Kaip čia dabar, kad matytųsi. Atspindžiai, visokie atspindžiai. Kažkaip tai taip, ne?
Nu ir multimetru, tarkim, čia pliusas, čia minusas. Ir kaip jau padavę maitinimą, matom 4 voltai, atsiprašau, 5 voltai išėjime. Bėga mano kontaktai. Čia šiaip reiktų krokodilais prisisekti, tai būtų aiškiau, bet, nu, pasistengsim mes joje, kad būtų geras kontaktas. Tai, nu va, tai dabar kai pajungiam, tai rodo išėjime 5 voltai, turi rodyti 5 voltus. Dabar ties aš paspaudžiu tą savo jungtuką ir kai aš jį nuspaudžiu, jau išėjime rodo 2,5 voltų. Tai va šitaip tas jau stabilitronas taip turi elgtis, tai reiškia, jisai tada geras. Atleidžiam vėl 5 voltai. Nu, ten į tuos jau 4,9 ten su biskučiais taip jis ir turi būti. Tai viskas čia gerai. Tai va, paspaudžiam, rodo 2,5. Per pusę krenta voltažas per pusę, reiškia, viskas tvarkoja. Atleidžiam vėl. Dabar dar išimu tą TL, nu ir kitą dar įdedu. Kitą įdedam. Įdėjau kitą. O štai gal geriau. Įdėjau kitą, irgi tas pats. Įdėjau 5 voltai išėjime. Nuspaudžiu 2,5 voltų išėjime. Viskas, detalė gera. Dirba savo darbą, dirba reiškiasi. Tai irgi toks vat patikrinimų būdas. Dabar, nu čia konstrukcija kaip kam, iš ko kas kaip sugalvos, taip pasidarys. Mano variantas toksai. Tai tiek šito stabilitrono testeriukas, tiek to aptrono testeriukas. Tai jų tie lizdukai, jeigu kam įdomu, nu kaip tas jau įkišimo lizdukai. Čia, vat, pavyzdžiui, toksai. Nu, aš, kadangi ten dažnai lituoju, šlitavinėju visokias platas, tai buvau radęs, tarkim, vat, tokį lizdai. Čia ant jų buvo irgi mikroschemos, didelės, ilgos mikroschemos. Čia jie buvo atskirai sulituoti. Nu, esmė tokia, kad tie lizdukai, aš iš jų tiesiog atsikirpau kelis, nu ir kiek jau ten reikėjo, čia šiuo atveju, vat, 3, šiuo atveju tai po 2 ir atskirai kaip, bet jeigu tokių, tarkim, neturit, galima paprasčiausiai nusipirkti mikroschemų tos lovelės, aš vadinu lovelėm. Galima tokią įdėti, jokio skirtumo, kad čia po 4 kontaktus galit pjaustyti, bet pjaustyti ten lūžta, trūksta, tai galit cielą tiesiog įsidėti cielą. Tie visi kiti nebus reikalingi jums tie kontaktai, bet jūs pasižymėsit ar kažkaip žinosit, tai tiesiog galima ir tokį variantą tai pasidaryti. Tokia išeitis. O kaip ten susikombinuosit, ką? Nu, jungiklį, pavyzdžiui, aš čia dėjau, kad tas testeriuks man būtų ne kažkoks gargaras, mažiukas, tai tiesiog jungiklį tokį įdėjau. Čia pilnai užtenka ten, bet čia sakau, kas kaip darysit. Pagal skonį, pagal norus ir galimybės. Tai turbūt gal daug čia ir netemsiu, nes čia nėra labai kažką ir šnekėti, nežinau. Tai va tai jeigu šitas reiškiasi stabilitronu,
Čia aš savo pasirašę savo užrašuose, tai nuspaudus jungtuką turi rodyti 2,5 voltų, atleidus jungtuką turi rodyti 5 voltus. Jei taip, reiškia detalė gera. Nu, aš čia viską ir papasakoju praktiškai. Ta, ką aš čia pasipaišęs. Tai va, tai turbūt daugiau aš čia nieko ir nenupasakosiu. Gerai, tikiuosi padės. Smagu, kad randat kažką naudingo iš mano to hobio, kaip sakyt. Negaila, dalinuosi, ką žinau, tą paaiškinu, kol pats nesuprantu, tai ir neaiškinu, nes nesu specialistas, čia toks mano labiau pomėgis, hobis. Tai va, tai gerai, tiek tada, iki.